Ne veltui dainininko Mino akys plačiai atvertos. Didžiausia jo baimė – ugnis. Tačiau kodėl pasaulinis karate čempionas Jordanas Poškaitis vaikšto per stiklo šukes? Mino stebi, ar iš sportininko padų labai trykšta kraujai ir suka galvą, ką jam pačiam netrukus teks daryti. Baimė tiesiog tvyro ore. Pasirodo, kad šukės čia niekuo dėtos. Jordanas tiesiog nutarė sukurti dar didesnį intrigą ir pademonstravo triuką su sudaužytais stiklais. Tačiau iš tiesų jis ves atlikėją Mino per įkaitusias žarijas. Ar išdrįš žvaigždė per jas eiti išgirdusi, kad padus vilins maždaug 800 laipsnių karštis? Aš iki šiol netikiu, kad tie gali išmušti, ar ten kažkokių pasirodyti, kokie nors ten lašeliai užgesinti tas žarijas, kad einant nenusvilt, nenudegt. Aš galų gale esu vyrus, aš galiu susikaupti, eiti ir man neskaudės. Aš pasakysiu, kad man neskauda, vadinasi, man neskaudės. Bet gal dabar tas kitas momentas, kad kaip pasiekti tą būseną, kad aš pereičiau, žinai, ir iš tikrųjų nieko neatsitiktų ir kad ta oda nenusviltų. At šito nesuvokiu dar dalyko. Jordanas per žarijas vedė jau beveik 1000 žmonių. Įveikti ugnį įmanoma. Šiuo žodžius dainininkui galvon kala sportininkas žvelgdamas į išgąsčio pilnas jo akis. Per žarijas įėjimas, tai, kaip pasakyti, tai yra pademonstravimas žmonėms ir tie, kurie mato, ir tie, kurie patys eina, kaip galima nugalėti baimės. Galiu ranką pridėti. Va, daugiau nepalaikau rankos. Au. Na jau Mino nedėjuok, juk pats sakė eiti per žarijas ryžtiesi vardan naujų potyrių. O kad jie būtų tikrai aštrus, patikrinkime, ar žarijos pakankamai karštos. Tai yra dabar realiai, tai yra 800 laipsnių. Jordanas iš žarijų nutiesė maždaug poros metrų ilgio taką. Netrukus juo turės keliauti Mino. Kol kas jis dar nėra 100% įsitikinęs, kad tam ryšis. Primename, Mino bet kada gali sustoti ir savo sveikata nerizikuoti. Prabėga dar kelios minutės ir... Šalta, 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 šalta. Šalta, šalta, einam! Šalta, 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 šalta. Kaip savijauta? Gerai. Kaip jaučiasi? Padai iš vis nieko nesijautė. Jautėsi, kas užkrito nubirėjo, čia va nubirėjo jaučiau ir čia nubirėjo. Bet šiaip nieko. Jautėsi, padai iš viso nieko nejaučiau. Sveikinu.